Sveiki, pane Viktorai. Vienas turbūt tokių retesnių interviu paskutiniu metu bus, kai nekalbėsime apie politiką. Man taip pat. Visiškai vienodai, ar ne? Jūs galite atsakinėti bet kokius klausimus iš bet kokios operos. Kai buvo atsiradę pirmieji kooperatyvai, kiti verslai, daug buvo kriminalinių struktūrų. Kaip jūs sugebėdavot su jom susitart? Mes vaikščiom su pistoletais. O buvo bandymų peršauti? Buvo metami ir granatas į balkoną. Šiek tiek palaužėm šonkulį, aišku, kai kam. Gal čia per daug jau jūs... Ne, tada buvo visiškai oficialiai su visais leidimais, tvarkingai. Tvarkoj, kalbant toliau apie verslą ir... Pas mane ir mašina buvo, broniruota 5 klasė bronis buvo. Gerai, pažiūrėsim. Paskutinis klausimas, prieš baigiant mūsų pokalbį. Esu verslininkė, pinigų yra, o laiko nėra, bet reikia diplomo. Ką daryti, ponė Viktorai? Žiūrint, ką tu nori. Jeigu nori tik diplomą nupirk, jeigu nori įgyti žinias ir būti tokiam protingum kaip aš, reikia eiti mokintis.